emodžių, supranti, kad jau chatini nebe su jaunimu. Nu, kaip sakant, kada neberašo emodžių, tada jau supranti, kad su suaugusiu, blėt, iškirpam vėl. Su bembėm? Kai briedį, blėt, atsiunčia, supranti, kad nahu bėg. Kad dar vaikas, karočiui, yra. O tak. Nebe su jaunimu? Taip. Kai numeta smailiko tą emoji, kuris šypsosi. Čia jau nebėra jaunima. Bet būna ir jaunimas pamėta, ne? Būna. Bet labai mėgsta biški senesni žmonės po kiekvieno to sakinio galėjo palikti po kokį smailiko emoji. Iš beždžionės kurva, tos kur būn su šipsenikė kurva ir rankikiam. Tai čia vyresnės jau taip, ne? Jo. Pradeda siuntinėt gifus, blėt, kavai rožytėm. Arba ant profilinės nuotraukas užsideda rožytę. Tai čia jau gal su pensininkėm bendrauji. Arba savo Ukrainą, tipo tą vėliavą, žinai, užsidėta kažkas Taip. Tada, kokį pradeda siuntinėt, karačiai rusiškas dainas į paėmą. Pradė, kad ten kuro kokius, blėt, kempę metų močių. Daugiau sūdų dėlioja šiais laikais. Tai... Ne, ta prasme, nu visokių emodžių privaro 50 į vieną ten sakinį nesupras. Vyresni žmonės biskį mažiau santūriau. A vieną emodžiuką ten... Jo, bet kada su jaunimu surašinėjai, kai daug dėlioja tų emodžių įsisumu. Tai tavo nuomonė vyresni jau iš vis beveik nenaudoja emodžią, ne? Ne, naudoja, bet, nu, santūriai, po nedaug. Va, kokį šypsenėlė, juokelis vienas, a jaunimas, kai bliauna, blemba po 8-9 tų žvengų ir taip toliau. Tai va tada žinai, kas su jaunimu. Nesakys, čia jau jūs leis. Tai sakyk, tu žinai. Ne, aš nežinau šiaip. Šiaip tai, kai jau supranti, kad nebesu jaunimu chatin, tai iš vis realiai jokių emoji nebėra. Arba tiesiog tada, kai skambina, ble. Nu. Realiai, tai jo. Na, jeigu tada supranti, kad kaip su mama, ble, milfė rūrinė. Kiek dienų galima neskalbti marškinėlių? Blėt, iki kol marškinėlių pažastys pagelsta. O po kiek čia maždaug laiko pagelsta? Pasitikrinsiu pas save. Lemba, pas mane dar nešlapia, nepageltė. Bet nu dažniausiai po kokių 6 dienų iš vien nešiojimo. Kol smirdėt pradeda jie. Taip. O po kiek laiko pradeda smirdėt? Kiek tu labai prakaituoji. Taip, jeigu tu dirbi, pavyzdžiui, su tą maikiam, tai jau po dienos jau gali smirdėti. Gali kitą kartą į mėnesį laiką kurva. Tarkim, trašėmės ir 100 kem, tai kur kiekvieną dieną reiktų plauti. O tai pagal jūs asmeniškai, kas kiek laiko skalbėt? Jau už elektrą susimoku. Marškinėlių. Taip. Nu dabar aš va šituos, kur turiu, žinokit. Jau kai tapau pavaduotojas, jau tada neskalbu, žinokit. Sakykim, nu mėnesis koksai. Mėnesis jau? Nu grubiai taip. O ir dar kiek planuojat neskalbti? Nu aš manau, kai jau užuosiu, kad reikia. Kiek dienų galima neskalbt, gali ir visą gyvenimą, bet smirdėsi, tai jo, tararai. O tu kas kiek laiko skalbi? Vieną dieną panesioji viskas, nu. Imi kitus, o kitus kalbi, nu. Kokių? Nu, tarkim dabar darbinių. Tai kol stovi, tol ir neskalbam. Ne, kiekvieną dieną skalbėsiu marškinėlius, kuriuos dėvi kiekvieną dieną skiriam. O jeigu išeiginių susidedi, kiek tada? Nu irgi, kaip užsidedi ir tada įsiskalbė. Nu, kurios naudoji. Pavyzdžiui, dabar apsirengęs visi. Aš tai jos skalbiu visą laiką. Nu, tai čia kiekvieną dieną skalbė. Jo, nu, pas mane tarnatė yra, kur išskalbė, žinai. Bet taip. Nu tai karočio, negalima. Jei išduoda vieną kartą, išduoti ir antrą kartą. Tai čia klausykit filosofas, gal būsit. Nu toks, kaip sakant, zapadlo dėsnių, žinai. Ne. Jeigu čiulpia čia neišdavystų. Taip. A tai kas išdavystė tada?
Rorončik, nu, Viskas. burnon. Nu, čia jau nuo žmonių priklauso, ar galima atleisti išdavystę. Čia Nu, kalbame pagal apie tave. santykius. Jo. Aš atleisiu, jeigu kartą nuėjo į kairę, nueitų į rantą. Atleistum. Neatleisiu. Nu, ta prasme, Ai, neatleisiu. labai čia priklauso nuo situacijos, bet šiaip tai, jeigu žmogus vieną kartą nuėjo į kairę, tai jis nueis į rantą. Ne. Ne. Nu, jeigu, pavyzdžiui, tiesiog pasibučiuoja, čia irgi jau jums skaitos kaip išdavystė. Taip. Ar galima atleisti išdavystę? Galima, aš manau. Kodėl? Nu, aš tikiu, kad žmonės keičiasi, žinokit. Tai visada mėgstu suteikti antrą šansą, tai Bet jeigu pirmą kartą jau išduodat ir antrą, gali išduoti. tau gali, o gali pasitaisyti, žinai. Aha, pratęs. Jo, tai jeigu žmogų myli, žinok, antrą šansą, manau, duosit. Ir O jeigu po antro jau išduoda, kas tada? tada dar labiau myli. Na, tai kas turėtų mokėti pirmo pasimatymo metu, vaikinas ar mergina? Aš manau, kuris daugiau uždirba. Kadangi, jei aš esu ubagas, ne kai aš dabar esu ubagas, pašalpinis, realiai outfitas karočią nupyzdinau. Taip pat tik gerai atrodau, bet esu visiškas ubagas, važinėjau su nuomotom mašinom, tai jei aš varyčiau, tai liepčiau merginai sumokėti. O ko ne? Lygios teisės, blėt. Kodėl mes viską vyrai? Taigi merginos lygios teisės, kuo majo. Tegu ir jos sumoka, va ta. Aišku, mergina. Kaip Nu, kodėl? galvoji? Visi atsakinėjo, kad vyru. Kas pakvietė, tas moka. Nu, blet. Sako, kas pakvietė, jeigu mane merga kviestų į pasimatymą, tikrai neįčiau. O, ne? Polibomu, arba serga kažkuo, arba kažkokia nenormali na. Kurio merga į pasimatymą, jas prašautų na, gal aš biškiau O jeigu per Neįsi, pusę? aš ne šiandien nesiskurtau. Arba per pusę. Arba žiūrint, kas daugiau Aš pinigų manau, turi. kad vyras. Aš ir manau, kad vyras. Bet šiais laikais bibišim, kuris ten vyras bus, tai irgi su... Vaikinas ar mergina? Kinas. Vaikent. Bobana. Kodėl? Nes jos tų pinigų prisipizdinusios yra, tai tikrai turi, karoči, tai gali ir sumokėti tą bulivytę, arba benzą antrą. Tai jau pats nemokėtum, taip man. Na, ne. Atsiprašau, aš eis mažins. Ne, tai viskas tvarka. Užblūrinsim. Gerai. Ar galima atleisti išdavystę? Klauso kokią, gal galit pateikti man pavyzdį išdavystės? Draugo išdavystė, merginos išdavystė. Nu, vat, pavyzdžiui, mergina tave išduoda. Nu, pavyzdžiui, pasibučiuoja. Su kitu. kuo? Su nebriedžiu? Jo, nu, ne. Su kažkokiu kitu vaikinu. Su kanapiu? Nu, tipo. Nu, O šiaip bendrautum su vyresnė moterim. Bendraučiau. Nu, gerai. Dėkui, kad dalyvavai mūsų laidoje. Prašom. 10 ir akim 5. Tu gali biškai daugiau emocijų briedį rodyti, vėl kai robotas kalbi. Ką man jo klaus, karočią, kai karočią čia visi klausimai apie darbą, tai jis mokyklai dar, ne mokyklai. Taršelį, na, Sako, briedį, tu gali normaliai kaip robotas šnekė. Jis pagalvoja. Sako, Eilinis įkitas. gerai, karočią, žmonės nustoja gyventi intimų gyvenimą. Nu, klausyk. O kas tas yra? Bet vaiko šitą klausimą nereikia klausyti. Debilas, kurva, tikrai. Gerai. Ai, Ne, man dabar liūdna. O labai. briedis Kamila piso. Bet atleisi. Čia pasisakė santykiai. aš... What the fuck, pačia pareigūnai važiavo. Ai! Nieko nematau! Vagystė. Kokia dar ubagystė? Vagys. Kurva. Nufilmavot jūs? Šitą Jo, turbūt ne. laivą darėm. Už nieką.
Tu kaip purški mane dujom? Einu į šaltinėlį praus. Na, kaip matau, pareigūnai rimtai nusiteikia. Bet kaip rimtai? Nu, kad... Ne, jūs O- nepriimkit nieko. Kad Asmeniškai. įstovi kaip kuolai. Dabar palinkėjimą kokį. Palinkėjimą. Čiulpti dybį mentai. Ožint ožius nepamaina. O, gaudam.